Šiandien kvapą gniaužianti istorija. Pradžioj pasižiūrėkit techninę jos dalį, o paskui keliausime į tikrą detektyvą. Principas veikimo toks. Tai reiškia, šitos durelės atsidaro, kai nori užtaisyti. Yra toks metalinis stripelis, ant kurio prisikabina sūrius ar koks kitas masalas. Čia yra spiruoklė, kuri durelės laiko pakeltas. Ir kai pelė sujudina va tavo stripelį, tiksliau masalą, trukteli tave, ir užsidaro duris. Einam dabar parodysiu, kaip šitie spąstai veikia iš tikrųjų realybėje. Atėjau aš į virtuvę ir kaip tik pataikiau tą momentą, kai pelė įlindo į spąstus. Jinai dar graužė sūrį ir durelės neužsidarė. Net keista, kad va tiek ilgai tas visas aš jau pastačiau ten visiškai ant galiuko paties, kad tik prilietus atrodo turėtų suveikti. Manau, kad čia ilgai netruks. Jėzus Marija, aš net pats įsigandau. Net sudribėjo kamera. Labą dieną, su vištiena. Šiaip tikrai pareklamuosiu va šitos spąstus. Pagauna gyvą, nesikankina gyvulėlis. Nuvežiu už 500 km, paleidi ir viskas. Ir randušios grieko neėmė. Einam, peliuk. Nunešiu aš tave pas vairuotoją, kuris tave nuveš už 500 km į Pelių šalį. Nori į Pelių šalį keliauti? Eime. Kur vairuotojas? O, va ir vairuotojas. Aš labai atsiprašau, gerbiamas vairuotojas, ar pavešit šitą keleivį į Peliukų šalį? Pavešit? O, kaip gerai, ačiū. Einam. Einam.